Tikrai daug dabar labai gerai žinomų jaunosios kartos aktorių pradėjo savo karjerą dar būdami labai maži vaikai. Pavyzdžiui, Jenna Ortega, kurios pirmasis vaidmuo buvo seriale Robas su Robu Schneideriu ir ten jį vaidino dar 2012 metais. Arba Sydney Sweeney, kurios pirmasis vaidmuo buvo filme Masinio naikinimo zombiai arba ZMD Zombies of Mass Destruction. Ir tai buvo 2009 metais. Na, o pirmasis Tomo Hollando vaidmuo ekranuose buvo filme Pragaras rojuje apie tsunami Tailande. Tiesa, jis buvo aktorius ir anksčiau ir vaidino teatre. Dabar tikrai visi žinome Zendėją, o pirmasis jos vaidmuo buvo 2011 metais seriale Sėkmės Charlie, arba tiesiog Good Luck Charlie. Na, o tobulybės siekiantis Timothy Chalamet savo karjerą pradėjo 2008 metų trumpo metro siaubo filme Skerdiko kalva. Nors ir išgarsėjęs keistose dalykuose, Millie Bobby Brown vis dėlto pasirodė prieš tai kitame projekte, taip pat seriale, ir tai buvo Kartas stebuklų šalyje, Once Upon a Time in Wonderland, ten, kurį vaidino jauną Alisa. Ir tai padarė 2013 metais. Na, šiek tiek skandalingas Baris Keoghanas savo karjerą pradėjo 2008 metais seriale Kunigas Jackas Tayloras. Ir nors visi žinome Danielį Radcliffe'ą nuo pat vaikystės, iš Hario Poterio filmų visgi tai nebuvo pirmasis jo vaidmuo. Jis prieš tai vaidino Davido Copperfieldo seriale dar 1999 metais ir tai buvo pirmasis jo vaidmuo. Ir šioj nuotraukoje yra įrodymas, kad jis dar prieš Hario Poterio filmus pažinojo Maggie Smith. Tai tiek, o kurie iš šių aktorių jums patinka labiausiai, pasidalinkit savo nuomonę komentaruose ir nepamirškit manęs pafollowint.